paskutinių dienų įvykiai labai gerai pailiustruoja, kad dvaro litas arba dvaro išrinktieji, ar kaip ten visuomenininkai save prisistatantis, jie labai mėgsta skaičiuoti kitų pinigus, moralizuoti, sakyti, kokie jie ten yra šventi, pateptieji ir panašiai. Šiandieną mes pamėginsime pastudijuoti ir panalizuoti skaičius, tai kitaip sakant, vadinama Jakilaičio klasterio skaičius. Na, kam dar yra šiandieną įdomu, arba kas dar nežinote, tai žmogus, kuris prisistato, kad jam labai rūpi Ukraina, kad jis labai myli Lietuvą, valstybę, žmonės, tautą ir panašiai, pasirodo, nieko panašaus tokio mes nerandame jo dokumentuose ir popieriuose. Netgi paskutinis įvykis su jo automobiliu, kaip žinote, jis parduoda savo automobilį, nori 39 000 ir dar kažkiek tai ten tų kapeikų, grašių, nes trūksta pinigėlių jam. Ir kai jisai sakydavo, kad aš myliu Ukrainą ir jūs aukokite, maždaug džipus duokite ir panašiai, vietoj to, kad jis paukotų Ukrainai, jis tą džipą parduoda ir matyt pasiims savo tiesiog tos pinigus. Bet šiandien ne apie tai. Apie tai mes pakalbėsime matyt kitose laidose arba kitose mano interviu. Šiandien mes pakalbėkime apie Jakilaičius ir apie jo šeimą, apie jo žmoną, apie jį patį, kaip jisai galimai tikėtina šiandieną praktiškai laimėdamas viešuosius pirkimus semia rieškutėmis būtent tą ruodą iš valstybinių institucijų. Na, nieko įprasto arba nieko įdomaus čia nebūtų, jeigu nebūtų tokia suma. Per paskutinius keliarius metus Jakilaičiai, sakyčiau, pakankamai gerai prasigyveno iš valstybinių užsakymų. Tai vien pasižiūrėtumėme jo klasterių 3 įmonės, tai yra 3 įmonės. Viena įmonė yra UAB Nordplay, UAB Nordplay yra irgi Jakilaičio yra įmonė įkurta, pilietinė, tada viešoji įstaiga pilietinė medija ir kita įmonė UAB Medija 3. Kam įdomu, Nordplay yra įkurta 2008 metais, o nuo 2014 metų perina žmona tampa akcininkė. Viešoji įstaiga pilietinė medija įkurta 2015 metais, labai fiksuočiau ir siūlyčiau fiksuoti datas. 2008 metais įkurta įmonė, kaip tik vyko 2008 metais rinkimai į Seimą ir konservatoriai tada laimėjo. 2015 metais irgi labai sutampa datos su kai kuriais vykusiais rinkimais. Prezidento rinkimais, jeigu mes tai pasižiūrėsime 14 metų tuminį pabaigoje. Ir ypatingas dar įdomus dalykas, kad 25 metais būtent Edma tampa jau jos ir direktorių. Ir UAB Medija 3, tai yra 2011 metais įkurta, nuo 2013 metų irgi žmona tampa dalininkė. Kas įdomiausia yra tai, kad vien per tą laikotarpį Jakilaičio klasteriai iš valstybinių užsakymų gavo 5 virš milijonus, arba kitai sakant, virš 5 milijonų, ir aš paskiau juos pakankamai detalizuosiu, pagal kokias sutartys ir kokį laikotarpį jie tai gavo. Ir Nemuno aušra atėjusi valdančioje koaliciją, mes labai kėlėme vieną iš reikalavimų, kad būtų atliekami auditai, pasitikrinti, kaip valstybės viešieji pinigai yra naudojami. Ir kaip žinote, kilo didelis nepasitenkinimas visuomeniai, valstybei, piketai, laužai, prie Seimo mitingai, tai dėl LRT. Akivaizdžiai buvo, kad LRT kyla tam tikrų abejonių, ar LRT neatlikdama patys tam tikrų savo pareigų, arba jas atlikdama, bet netinkamai skaidriai, aiškiai, tam tikri asmenys negavo naudos būtent iš pačios LRT, nacionalinio radijo ir televizijos. Ir žiūrėkit, ką mes randam. Randam labai įdomius dalykus, bet dar prieš istoriją irgi tokia, sakyčiškai, įdomi yra. Jie tų duomenų ir sutarčių su subjektais nenorėjo viešinti. Aišku, tada mes kreipėmės į audito komitetas kreipėsi į prokuratūra kreipėsi į LRT, tada prokuratūrai pareigojo LRT, kad viešinti duomenis ir panašiai. Bet dabar atlikus analizę randam tokį įdomų dalyką, kad 147 pirkimai arba sutartys būtent yra pasirašytos su nacionaliniu radijo ir televizija. Įdomus yra dalykas, kad kai ateina vadovauti Monika Garbačiauskaitė Budrienė, tai sutarčių skaičius, santykinių sutarčių skaičius iš tikrųjų padidėja. Ir jeigu mes pažiūrėsime, iki Monikos Garbačiauskaitės Budrienės tampa LRT vadovė, tokių sutarčių Jakilaičių klasteris turėjo 39 sutartis. Kai tampa Monika Garbačiauskaitė Budrienė LRT direktorė, Jakilaičių klasteris, tai 3 įmonės jau iš karto gauna 108 sutartis. Na, vėlgi toks, sakyčiau, įdomus sutapimas. Ir klausimas yra, gal tai draugystė, gal tiesiog sėkmė, gal tiesiog tikrai pasiūlė labai gerus projektus arba geras laidas, dėl ko ir laimėjo, gal dėl to paskiau buvo išeita iš TV3. Nežinau, sunku man ko gero šiandieną pasakyti, bet įdomus. Viešoji įstaiga pilietinė medija, net, pavyzdžiui, toks užsakymas arba gauta pajamų yra 2 800 000. Didžiausias iš tikrųjų pilietinės medijos aukso puodas, kurį laimėjo, tai Vyriausioji rinkimų komisija. Vyriausioji rinkimų komisijoje jie laimėjo net už 1,5 milijono teikiamų paslaugų. Na, mėlyje mano, tai kai mes turime nacionalinį televiziją ir nacionalinis televizijas turi užtikrinti
skaidrų, aiškumą, prieinamumą, visų politinių pasisakymų ir panašiai. Ir aš randu, 1,5 milijono sutartį laimi pilietinė medija. Įdomu, ką tokio už 1,5 milijono vyriausioji rinkimų komisijai kūrė Jakilaičių klasteris, ko puikiausiai galėtų sukurti LRT, tą galėtų daryti studentai, kaip žinote, ten 4 kurso studento magistrantai, bakalaurai, tai tikrai galėtų kažką tai tokio stebuklingo ko gero padaryti ir netgi manau, kad būtų valstybei sveika. Bet ne, dėja taip jau yra, žinokite, pas mus stebuklų giminių ir draugų kraštas. Bet pastudijuokime kitokius įdomius dalykus. Tai vėlgi aš patikrinu LRT, būtent, kaip čia sakant, viešieji pirkimai ir aplamai kokias sutartys. Tai įdomiausiai, kad 50 stambiausių patikrinau įmonių, kokios LRT laimėjo konkursus. Na, jie nepatikėsite. Pirma iš įmonių Milk Agency, jinai laimėjo 2025 metais sutartį, iš viso viešųjų pirkimų sutarčių 56, čia bendras yra už 3 845 sutartys. Ir spėkite, kas yra antroje vietoje pagal daugiausiai gaunančių iš LRT pinigų. Jūs absoliučiai esate visiškai teisus, tai yra pilietinė medija viešoji įstaiga. Tai viena iš Jakilaičių valdomų įmonių, kaip ir sakiau, pilietinė medija, jinai įkurta yra viešoji įstaiga 2015 metais, dar kartą sakau, labai sutampa su tam tikrais rinkimais ir tam tikrais periodais, bet apie tai mes padarysim vėliau. Ir spėkite, kokiai sutarčiai buvo pasirašyta viešųjų pirkimų sutarčių. Ogi už 3 331 000. Už 3 031 616 eurų. Visai kaip ir nieko, ne, sutartis. Tai tokia antroji vietoje. Trečioje vietoje TV partneriai, ketvirtoje vietoje Sons Daughters, paskiau Creative Industry. Ir ką jūs galvojat, ką mes randame šeštoje vietoje? Kita Jakilaičių įmonė Nordplay. Nordplay irgi, kaip ir sakiau, priklauso Jakilaičių klasterį, kur kurta 2008 metais, būtent stebuklingais, tada prisiminkite laikotarpis, kai Kubilius laimi. Ir aišku, toliau jūs rutuliuokite kitą situaciją, kur dirbo būtent Jakilaičio žmona, po to jinai prie Skvernelio vyriausybės dirbo pas Liną Linkevičių atstovę spaudai, ten kiti niuansai buvo, po to Ingridos Šimonytės istorijas prisiminkit, geležinkelių istorijas, bet spaudoje jūs tikrai ko puikiausiai galite labai daug surasti informacijos ir pamatyti. Ir kaip jūs manote, Nordplay, kaip ir sakiau, šešta įmonė pagal viešo pirkimo dydį, atrodytų, kas čia tokio nedidelio turėtų būti 32 sutartis už 1 619 000. Įdomu, ne? Šiaip tai, jeigu taip pasižiūrėjus, tai, pirkimas, sakyčiau, riebu. Einam toliau, studijuojame toliau, kas yra, būtent kokie yra LRT sekantis pirkėjai. Tai kūrybinis avangardas, tokia labai įdomi įmonė, irgi ten su įdomiom veiklomis. Tada yra Operos baleto teatras, tada Elitizat grupė, tada TV-manija, ko gero vėlgi puikiai žinote TV-manijos, kam priklauso ir kas yra susijęta, apie tai mes irgi galėsime vėliau pašnekėti, tada Mažoji bendrija Kvadratai ir kur buvus, kur nebuvus, 12 vietoje atsiranda trečia Jakilaičių įmonė, tai mes turime Media 3, kaip ir sakiau, Media 3 yra įkurta 2011 metais, nuo 13 metų, jeigu teisingai duomenys, aišku, gal čia mes kažkur ir klaidą esam padarę, bet duomenys yra tai, kas yra vieši prieinami prie registrų centrų ir galima juos patikrinti. Ir Media 3 irgi turi sutarčėlių, 13 sutartėlių, iš viso suma 447 000. Ko gero, tai tie matyti dokumentų viešinimai arba jų, kaip čia pasakyti, teisė žmonėms sužinoti kelia tokių, sakyčiau, įdomių dalykų, jeigu taip mes paimsim, pažiūrėsim. Ir vėlgi mes galime, aš tada paimu per pjūvį pasižiūriu, kiek Jakilaičių klasteris, kaip ir sakiau, Monikai Garbačiauskienei Budrienei iki tampant turėjo 39 sutartis, jai tapus jau turi 108 sutartis ir tada mes pradedam žiūrėti iki 2020 metų, kiek buvo aplamai sutarčių. Iki konservai atėjo į valdžią turėjo 56, o po 20 metų, kada į valdžią ateina konservatorių valdžia, 91. Ko ne praktiškai, dvigubai negali sakyti, bet skaičius yra ko gero iliustruotas. Ir dabar žiūrėkime, ką mes toliau randame, dar tokia labai įdomų dalyką. Aš paėmiau, prasitikrinau, vėlgi labai paprastą dalyką. Pagal pirkėjus, kas perka Jakilaičio klasterį, jeigu taip galima ko gero pasakyti. Protingiausia, jeigu man atrodo, tai būtų įvardinti. Tai jūs vėlgi nepatikėsite. Ką mes randame, tai randame praktiškai arba su konservatoriais susijęs asmenimis,
arba su tam tikrais politikais, kurie dažnai pasirodo treliuškose jo laidėse. Matosi, kad yra labai stipriai jie tokie ir palaikomi, ir paglostomi. Na, va, yra tokia viešoji įstaiga Pilietinė medija. Tai vėlgi Jakilaičių įkurta 2015 metais. Tai 2022 metais, balandžio mėnesį, iš GO Vilnius jie gauna užsakymą, irgi pirkimas 617 tūkstančių. Vyriausia rinkimų komisija 23 metais gauna užsakymų už 554 tūkstančius, tada 24 metais rugpjūčio mėnesį iš vyriausios rinkimų komisijos gauna dar vieną užsakymą už 499 tūkstančius ir 20 metais vėlgi rugpjūčio mėnesį, kas bebūtų keista, du skirtingi pirkimai, man tai vėlgi labai įdomiai, sutartys įdomios, tai yra 201 tūkstantis, prieš tai 429, po to yra 201 tūkstantis. Dabar toliau žiūrėkime, kas toliau rikiuojasi. Toliau rikiuojasi ekonomikos inovacijų ministerija. 2020 metai, rugpjūčio 8 diena, 152 tūkstančiai. Keista, įdomu, bet matyt, čia kažkas tai tokio yra stebuklingo. Ir jeigu mes pasižiūrėsime, kas yra kiti jo pirkėjai, tai vėlgi vyriausia rinkimų komisija, Rytų Europos studijų centras 108 tūkstančiai, kaip žinot, Linas Kojala tenais vadovauja, tai irgi dažnai mes ten galim sutikti. Jeigu žiūrėsime kitos įmonės per tuos keletą metų, kas yra laimėtojai, tai yra mokslo inovacijų agentūra, buvusi yra turėjusi užsakymą, vėlgi vyriausia rinkimų komisija, Neringos savivaldybė, vėl vyriausia rinkimų komisija, Vaikų teisių apsaugos tarnyba, Nidos kultūros centras, Klaipėdos miesto savivaldybė ir vyriausybės kanceliarija, Birštono savivaldybė, Utenos savivaldybė, pakankamai daug mes čia tų kelių surasime. Tada einame prie kitos įmonės, kurie yra UAB Nordplay. UAB Nordplay, ko gero irgi puikiai, kaip aš jau sakiau, tai yra Jakilaičių įmonė 2008 metais įkurta. Na, žiūrime, kas yra jos, irgi tie aitvarai, kurie pradėjo Jakilaičiams, jų klasteriui sunešti pinigus. Jeigu pamatysite, praktiškai privačių įmonių arba įmonės, kurios iš verslo arba su verslu dirba su pramonė, mes jų kaip ir tokių nerasime. Žiūrėkite. Pirmoji kava 250 tūkstančių, jūs ko gero žinote, poną Jogailą Morkūną, jo gerus labai ryšius su Jakilaičių šeimyna. Tada vėlgi mokslo inovacijų centras, vėlgi pirmoji kova 170 tūkstančių, vėlgi pirkimas pirmoji kava 175 tūkstančiai, netgi sumos sutampa 15 ir 16 metais. Analogiškos sumos sutampa tada vėlgi sveikatos apsaugos ministerija, kultūros ministerija, Kauno rajono savivaldybė, švietimo ir mokslo ministerija, Vaikų teisių apsaugos tarnyba, vėl Vaiko teisių apsaugos tarnyba, vėl Vilnius GO, Vilniaus apšvietimo, ugdymo plėtros centras, automobilių kelių direkcija, krašto apsaugos ministerija, AISEMas ir panašiai. Kągi vėl tai rodo? Tai rodo praktiškai visos biudžetinės įstaigos arba daugiau mažiau iš biudžeto valgančius arba iš biudžeto į lovį įpilančius ir iš to lovio siurbiančius. Dabar mes prieiname prie kitos įmonės, tai UAB Medija 3. Tai dar viena Jakilaičių įmonė, 2011 metais įkurta, žmona nuo 2013 metų perima valdymą. Vėlgi pasižiūrėkime, kas yra jos pirkėjai. Tai yra kariuomenės gynybos štabas, vėl kariuomenės gynybos štabas, Trakų rajono savivaldybė valdoma Liberalų sąjūdžio, Lietuvos jūrų muziejus, Generolo Žemaičio karo akademija, viešoji įstaiga Kaunas 2022, valstybinis turizmo departamentas buvo, vėl viešoji įstaiga GO Vilnius, 66 tūkstančiai, aišku, prieš tai čia labai senai, ekonomikos inovacijų ministerija 121 tūkstančius. Na, vėlgi, kaip matote, jeigu mes pasižiūrėsime tarp šitų įmonių, kurios klasterį maitino arba klasteriui davė uždirbti pinigų, mes nerandame nei vieno, gal yra, mes nežinome, tikrai čia sunku pasakyti, aš kalbu tik tais iš viešųjų asmenų, kas prieinama, bet akivaizdu, kad biudžetinės lėšos arba biudžetiniai pinigai, tikrai sėkmingai tą klasterį judėjo, tikrai labai sėkmingai tie pinigai atitekdavo vienaip ar kitaip į jų dalykų. Ką rodo šitas informacija arba ką rodo skaičiai? Klausimas kyla dėl paties šališkumo principo. Jeigu mes kalbam apie vyriausią rinkimų komisiją ir 1,5 milijono skirtų pinigų, tai ko gero kiekvienam susidaro matyt kritinis vaizdas arba kritinė nuomonė, kad jo pasisakymai, jo labai aštrūs pasisakymai ne jam prijaučiantiems politikams, ne konservatoriams, liberalams arba laisviečiams prijaučiantiems politikams, oponentams. Kritika yra nežmoniška, žeminimas, toksai pusiau gaunasi, sakyčiau, netgi patyčių kultūra, nutraukinėjimai būna ir panašiai.
Klausimas, ar mes galim būti nešališki šito istorijoje. Na, žiūrinti tuos skaičius, vargu bau. Dabar dėl pačios Jakilaitienės, jo žmono. Jo santykių su Linu Linkevičiu, mes žinom santykių su Gabrieliu Landsbergiu, su Ingrida Šimonytė, tai kas gali paneigti, kad tos draugystės ryšiai yra ir plus, jeigu čia ta informacija yra teisinga, kas vėlgi prieinama iš viešųjų informacijos, tai Jakilaitinė šiuo metu deklaruoja pareigas, kad dirba Lietuvos kultūros institute, net yra berods pirkimo narė, net organizatorė, tai vėlgi man toks savotiškai kyla abejonės, aišku, čia įrodymų nėra, mes negalim teigti, kad tai yra faktas, tai gynėvė, ne. Jų ir dabar reikia kalbėti jų, kaip aš sakau, kalbos leksika arba jų sakiniais, kai jie sako tikėtina, galimai, menamai, tikinai. Nu, tai kai aš matau tos virš 5 milijonų gautų sutarčių iš biudžetinių įstaigų, tai tikėtina, menamai, galimai, na, jie kažkokių tai draugystės ryšių turi. Na ir vėlgi, aš kai dar kartą sakau, kai tam tikri asmenys tampa tam tikrų įstaigų vadovai, žinote, kai sutarčių praktiškai padvigubėja tose įmonėse, kyla pagrįstų abejonių, kaip tenais ir klausimų, kaip tie mūsų pinigai viešieji leidžiami, Jakilaičių klasterį, gal ir kaip ir toj mašinai. Vietoj to, kad padovanotojų fronte ukrainiečiams vargstančiams, aišku, jie geriau parduoda, nes, kaip sakant, pinigas kvapo neturi, svarbu biznis. Na, žinote, aš taip trumpai pasakysiu, kai suskaičiau aš tos jų pinigėlius biudžetinius gautus, kažkiek tai darbo jis atliko, tikrai atliko. Kaip sakant, chaoso Lietuvoje daug sukėlė. Bet ar virš 5 milijonų gauta pinigų ir toks didelis pelnas, Girmantas Edman, tau tas džipas toks svarbus, padovanok Ukrainai tą džipą, duok tu vargšams kariškiams tenais kariaut, kaip ir pasakei, turi didelį pravažumą, didelę istoriją, jis tikrai nusipelno žūti Ukrainos fronte. Duok Dieve, kad jis tikrai padėtų Ukrainai pergalę. Aš manau, kad tu tikrai, kaip sakant, nenubedėsi nuo tų 40 000, jeigu tu padėsi Ukrainai. Bet tai bus tavo labai geras startas į prezidento rinkiminę kampaniją. Įsipildys tavo svajonę bent būti kandidatu į prezidentus. Ir jeigu tu šiandien šitą padarytumai, Vilniaus burbulas, Vilniaus elitas tikrai patikėtų, kad tu turi širdį. Savų laiku Rusnė patikėjo, kaip Skvernelis estakadą statė. Irgi prezidentus kėlė. Buvo tokių, kurie prie pensijos po 200 eurų kėlė, dėjo ir tikėjosi, kad jie bus prezidentais. Tu turi visus realius šansus šiandieną tos pinigus ir savo džipą paaukoti Ukrainai.